2,5 kėlinio kovojom, vadinkim taip, lygų su lygiais, su Neptūnu. Ir tikrai buvo labai nemažai gerų epizodų. Tikrai labai gerai žaidėm pagal rungtynių planą. Ir tikrai buvom rungtynėse, 3 kėlinio vidury dar. Ir manau, kad antroji pusėje mus nužudė tokios vaikiškos žioplos klaidos, kurių, jeigu atvirai, jų neturėtų būti, vadinkim taip, šitam lygyje. Ir kada žaidi prieš tokio kokybės oponentus, jie labai greit tuom pasinaudoja ir tu būni rungtynėse 25 minutės, disciplinuotai žaidi ir užtenka 3-4 atakų ir žiūrėk, tu jau minus 10 ir minus 15 ir labai sunku sugrįžti, kada ir energijos resursai jau, kaip sakyti, išsekę visiškai ir be jokios abejonės tas irgi labai mums svarbu, kad pavargus mes truputį pametam discipliną, pametam, vadinkim taip, šalto protą ir pametam tą žaidimą, kuris mums gali suteikti šansą laimėti. Mes pametam tuos dalykus ir tai labai skaudžiai kainuoja labai greitai. Kitas momentas, kad vėlgi mes buvom rungtynėse netgi Čionsiui, Kolinsui neturint pačių geriausių rungtynių šiandien. Ir tas irgi tai šiaip yra geras ženklas, bet žinoma, tai mums irgi nepadėjo. Ir kitas momentas, manau, kad teisėjų sprendimų irgi buvo daug nepalankių mums ten, kur buvo 50-50. Jokiais būdais aš nekaltinu teisėjų, kad mes pralošėm rungtynių, bet aš tiesiog paminėjau tas momentus, kurie mano manymu buvo svarbus, komentuojant šias rungtynės. Tie kėlinių startai tokie tikrai ne patys sėkmingiausi, tiek 3, tiek 4, ten atkarpos 0-9, 0-11, kas lėmė būtent tuos tokius Neptūno spurtus, kad po to jau reikia vytis ir žiūrėti tą rezultatą. Tai aš galiu pakartoti dabar viską, ką tik pasakiau. Bet kurį iš tų momentų paim, kuriuos aš pasakiau, jie visi turėjo labai didelę įtaką tam. Ir vėlgi sakau, labai greitai varžovas pabėga, kada mes nežaidžiam to krepšinio, kurį turėtume žaisti. Matonas, 4 tritaškiai iš 4. Aš jums sakiau, kad jis gali tritaškį pataikyti. Sakėt? Jo, jisai, visi matom, kad labai geras krepšininkas ir turi labai daug gerų savybių ir treniruotėse mes galime matyti, kaip jisai gerai pataiko ir jam tik tai trūko dar, kaip sakyti, ritmą pajausti puolant, metant iš toli ir be jokios abejonės jis tampa dar pavojingesnis, nes jis tampa labai daug ginklų turintis žaidėjas. I think we had a solid game for 40 minutes, both sides, on offense and defense. I'm really very happy for the approach that we had for the game. It was a final for us, a must-win game for us. And we play with one team that I have big respect for the coach and their system. I know that they have some injuries, they had some problems, but they prepare the game. They prepare today to attack with pick and pop with Mathone as a 5, and he scored 4 threes. That is unusual, but it was tactical preparation. But from our side, it was exactly what I would like to see from my team. We had calmness in our offense. That's why we had 25 assists and 8 turnovers. And on defense, it was one game that we had good communication. We speak a lot that we emphasize to this week. And as I said before the game, that we need to play 40 minutes to win this game. If we don't play 40 minutes, it will be a tough game. And I think that was the key of the game. Treneris buvo paklaustas apie mintis, apie rungtynes, tai treneris atsakė, kad turėjome solidžias rungtynes abiejose aikštelės pusėse, patiko komandos nusiteikimas, mums tai buvo labai svarbios rungtynės. Didelė pagarba Mažeikių treneriui, žinau, jie turi traumų ir kitų netikčių, bet jie gerai pasiruošė rungtynėms taktiškai. Iš mūsų pusės buvo būtent tai, ką ir norėjau matyti. Kaip ir sakiau prieš rungtynes, mums reikia žaisti 40 minučių, jeigu norim pasiekti pergalę. Jūs
been surprised about these 4 threes from Maton? If I don't make mistake, I think until now the champions he had 2 threes, and today he's One from 6 all the season. on LKL, yeah. 1, I thought 2. So and today he started with 4-4. But we said on halftime that we'll keep stay on our defense approach, and if he continue to score after, we'll have a second plan. But he's a good player. I know that I saw on warm up before the game he had a lot of threes with a good percentage. So they play tactical, as I said. I have big respect for the coach because he prepared very well tactical the game. But from our side, I can say I am happy for Pavelka that on defense was everywhere. He controlled rebounds. He was everywhere on rotation. And I would like to say one more time, I said this after the game about Mindauskas. Today I'm really happy for him that this game must be one example for all the young players. That even on 20-point games, he was pressed full court, he was dived 2 times to save the ball. And this is a great example how we need to approach every game, and especially for youngs, how they need to, what kind of mentality they need to have. Treneris buvo paklaustas, ar buvo nustebintas 4 Sukmailo Matono tritaškių. Tai treneris buvo nustebintas, tačiau per ilgąją pertrauką sakė, kad ir toliau žais tą gynybą, kurią buvo susitarę prieš rungtynes, ir jeigu jis ir toliau pataikys, tada kažką bandys keisti. Taip pat yra labai patenkintas Tomašo Pavelkos pasirodymu šiose rungtynėse ir bendrai jaunųjų žaidėjų nusiteikimu šioms rungtynėms.